Marijus Mikutavičius ne tik televizijos laidų vedėjas, dainininkas, bet ir futbolo klubo prelegentai narys. Tad dabar persikelkime į stadioną ir sužinokime, ar tiesa, kad Marijus troško tapti profesionaliu futbolininku. Aš labai norėjau būti futbolininku, bet tiesiog aš buvau per prastas. Man nepavyko. Vienu metu žodžiu neblogus rezultatus, bet po to pradėjo dominti kiti dalykai ir matyt, man pritrūko tam tikrų niuansų, kurie daro žmogų tiesiog geru futbolininku. Jeigu man būtų pavykę būti futbolininku, be jokios abejonės, aš tikrai nesiverčiau į sceną, nes turėčiau ir taip ką veikti, bet kadangi kelias nuvedė visai kitur, tai tiesiog, žinai, mes kaip upelisgi ten, sakysim, jeigu vienur užkrito akmenukas ir mes ten nepraėjom, tada mes nukreipiam savo vagą kitą linkmę, taip kad. Tai tiesiog taip gavosi gyvenime. Aš tikrai iškeičiau visą savo gyvenimą dabar į vienintelis rungtynes, kur nors čempionų lygai, kur aš įmušiau įvartį. Ką tu manai apie lietuvišką futbolą? Aš manau, kad jisai, net priimant domėn visus veiksnius, kad mes esam maža valstybė ir mūsų pajėgumai be jokios abejonės labiau riboti negu didesnių šalių ir galbūt turtingesnių šalių. Netgi imant visą tai domėn, manau, kad Lietuvos futbolo lygis galėtų būti pataisytas, jeigu mes skirtume kur kas didesnį dėmesį vaikų rengimui ir jeigu tai būtų daroma sistemiškai ir visoje Lietuvoje, ne tik ten, sakysim, keliuose, sakysim, centruose, pavyzdžiui, kaip Kaunas koks nors ar ten Vilnius. Tai šiuo atveju be jokios abejonės Lietuvos futbolo situacija yra prasta, bent jau, sakysim, lyginant su kaimynais, ar ne? Mes galim pavydėti kokiems latviams, jie bent jau kartą dalyvavo Europos čempionate. Mes galim kartais pavydėti, ko gero, kokiems estams tam tikrų pasiekimų, sugebėjimų įkasti stipriams komandoms ir taip toliau. Lietuviai daug šiuo atveju negali pasigirti, išskyrus ten kelis atvejus, kai mes ten metėm pirštinę kokiem ispanam, italams. Futbolas yra nuostabus tuo, kad tie pilkieji arkliukai kartais gali iššauti ir, sakysim, tuo tas žaidimas ir patrauklus, kad kartais tu gali būti, nežinau, nevykėlių rūkorių komanda, bet palankiai sukritus kortai, tu gali užlipti ant pakylos ir apsikabinti medaliais. Ar dažnai tu būni išvarytas iš aikštės? Ar ta raudona kortelė tau yra pažįstama? Ne, aš tiesą sakant, aš vieną kartą esu per gyvenimą išvarytas iš aikštės. Aš susistumdžiau, mes susimušėm su kitos komandos žaidėjai tiesiog. Bet tai yra man reta, pavyzdžiui, savo komandoje mes turim tokius raudonosios kortelės virtuozus, kaip, pavyzdžiui, kaip koks Rolandas Skaisgirys, tai jam yra praktiškai, čia jam yra sugadinta diena, jeigu jis negauna raudonos kortelės, yra įprasta. Bet aš ne iš tokių, aš retai susinervinu ir aš nesu nekerštingas ir šiaip skaitau save, kad aš nesu grubus žaidėjas. Šiaip jau. Aš galiu būti azartiškas, bet iš esmės aš visada galvoju tiek apie save, tiek apie kitą. Tai prasme, darydamas ką. Tai aš nesu grubus žaidėjas, o tuo labiau nesu tas, kuris daug kalba, šiaip jau. Tipo, ir kuris ten labai keikiasi. Man atrodo, aš iš esmės ko gero labiau keikčiausi, bet kartais man atrodo, mano neva tai toks žinomumo statusas tau neleidžia iš tikrųjų būti kokiu tu nori, nes tiesiog nenori, kad paskui kita komanda sėdėdama rūbinėje visą kelią, ar grįždama namo visą kelią vadintų gaidžiu, žinai, tiesiog. Tai tu tiesiog nenori atrodyti blogas. O mėgėjai futbole tiek pat vaidybos, kiek ir profesionaliam, ar mažiau? Aš manau, visi mes pavaidinam. Aš kartais galvodavau, dėl ko mes pavaidinam. Ir manau, kad pirmiausia, futbolininkas vaidina dėl to, kad vaidinant tikisi, kad lengviau teisėjas skirs pražangą kitam. O antras dalykas, tai aš kartais galvoju, kad iš esmės tai atrodo kietai. Ir kartais ta vaidyba praktiškai neturi jokios aiškiai
logiškos motyvacijos. Aš sakysim, pagal save kartais žinau, kad tu gauni, pavyzdžiui, koją ir skausmas nėra toks siaubingai nepakeliamas, bet kažkodėl tu maždaug tu rodai, kad tau žiauriai skauda. Ir nežinau kodėl, bet kai kurie, pavyzdžiui, futbolininkai tai daro ypač dažnai, sakysim, ir tu to negali paaiškinti. Man atrodo tiesiog, jiems patinka atkreipti dėmesį į save. Ir jiems atrodo, kad štai aš esu beveik gladiatorius, nes gavau per kojas, kaip raitausi ir kaip aš didvyriškai dabar atrodau ant žemės su kastais dantim ir iškreiptų iš skausmo veidu. Manau, kad tame yra šiek tiek tokios aktoriškos savimylės. Marijus yra išbandęs ne vieną sporto šaką. Žavisi lauko tenisu, ekstremaliu sportu, tačiau įdomu sužinoti, ką jis mano apie pirmąją Lietuvos religiją vadinamą krepšinį. Aš krepšinį žiūriu, kai žaidžia rinktinė Lietuvos. Okei, aš kartais žiūriu, kai gerai, aš pažiūriu, kada mūsų komanda žaidžia Eurolygoje. Aš pažiūriu kartais, kai žaidžia, pavyzdžiui, Žalgiris ir Rytas. Bet šiaip negaliu sakyti, kad esu didelis krepšinio fanas. Ta prasme, rinktinė čia yra kitas reikalas. Tave uždega tai, kad tai yra rinktinė. Ir kartais pagalvoju, kad net jeigu jie ten būtų smiginio čempionatas pasaulio, tu irgi sirgtum taip pat, nes tai yra tiesiog tavo rinktinė. Lietuvos Rytas ar Žalgiris? Aš neturiu nei vieno favorito. Ir čia sako, kad aš neturiu dėl to stuburo, bet aš nežinau. Aš matyt pasakysiu, kaip ir visi banaliai, kad man labai sunku atskirti tos du klubus, nes mano pasąmonėje vis tiek Lietuvos Rytas yra miesto klubas, o Žalgiris yra visos Lietuvos klubas. Taip kad aš negaliu plėšyti savo širdies į dvi dalis. O ką manai apie dabartinę Žalgirio situaciją? Kas nors išgelbė šią komandą? Taip kad atrodo, kad jie nenori, kad jūs kas nors gelbėtų šiaip jau. Ne, čia yra, aš manau, kad tai yra dar viena grimasa mūsų siaubingų kažkokių tai ponų, kurie įsivaizduoja, kad galima šildytis rankas prie laužo, kuris visiems yra brangus, ir galvoja, kad tą laužą galima išspardyti kojomis, jeigu jisai tau pasirodė per karštas, arba pernešti į kitą vietą, maždaug vien dėl to, kad tau pasirodė ir taip toliau. Kai kažkas tai naudoja klubą kaip kažkokį tai medalį, kurį gali pasikabinti ant savo krūtinės ir su tuo medaliu paskui išeiti į viešumą ir maždaug visus mokyti ir manipuliuoti, manau, tai yra neteisinga. Tokie žmonės neturi turėti iš viso klubų. Ir ta prasme, tie, kurie juos gina, ta prasme, neturi nė velnio smegenų šiaip. Girdėjai turbūt apie brolių Macių Polgį, ką tu apie tai galvoji? Aš manau, kad jie debilai šiaip. Tu esi sirgalius. Tu neturi lysti į sportininkų gyvenimą. Ta prasme, vienas dalykas, jie yra arenoje, jie aiškinasi savo santykius ten. Jeigu tu nori duoti kam nors į snukį, nueik susirask ispaną kokį nors ir daužyk į alubarį. Bet tu nelįsk prie sportininko. Jisai tiesiog dirba savo darbą. Aš nežinau, jie gali vadinti save kokie nori patriotais, bet jeigu jie yra Lietuvos patriotai, tai tuo patriotu aš tada nenoriu būti šiaip. Nes už tai reikia bausti arba už tai gerai nusukioti ausis tiesiog. Koks turėtų būti tikras sirgalius? Eiti ir daužyti viską, laužyti, pjaudytis kur nori, gerti daug alaus, rėkti keiksmažodžius iš arenos. Aš nežinau. Sirgalius turi būti aktyvus, be jokios abejonės, palaikyti savo komandą, bet aš niekada nesuprasdavau smurto protrūkių. Tu suvoki, kad tai yra viso labo sportas ir tai yra viso labo žaidimas. Ir vien dėl to, kad kažkas neįspyrė kamuolio, arba vien dėl to, kad kažkas kažką pastūmė aikštėje, Dievas žino, neturi nukentėti dar krūva žmonių, vien dėl to, kad kažkas tai nusprendė išleisti garą. Šiaip, tai yra kvaila. Ta prasme, poniais, kai žiūri melodramas, aš irgi galiu apsižliumti, bet aš neinu į gatvę ir neužmušu kokio nors bičo, nes jis man panašus į tos melodramas blogėti kokį nors. Išmokim save valdyti. Sporting kviečia tave lažintis ir kaip tu galvoji, kiek iš 5 galimų įvarčių orų tu įmuši nuo 30 metrų? 3. Aš sakau, kad įmuši 2. Neblogai, paaiškinęs. Geriau. Yra. Antras. Yra. Trečias.
aš arba sportingas. Važiuok. Eina! Ja. Yeah! 3. Taigi, Marijonai, sveikinu, laimėjus lažybas. 3 iš 5, šaunuolis. Dabar pergyvenu, tą 4 įguliau. Labai norėčiau, kad perduotum linkėjimus visiems sportinių portalų lankytojams ir gerbėjams. Visiems sportinių portalo lankytojams, gerbėjams linkiu neprarasti sportinės formos ir net jeigu labai tingisi, kartais išeiti į aikštelę. Nes manau, kad kai mes judam, mes nedarom nusikaltimų. Sėkmės jums visiems.